Docentas, technikos mokslų daktaras Petras Šibilskis teigia žinas, kaip sulėtinti senėjimą, per dieną 2 užgydyti žaizdas, kaip sumažinti kraujospūdį ir pagerinti miegą. Jis yra gyvojo ir negyvojo, kitaip tariant, jonizuoto vandens specialistas. Ir dabar docentas papasakos, kaip prieš 27 metus tas vanduo buvo atrastas. Aktyvuotas vanduo buvo išrastas kažkur 1977-8 metais Taškento moksliniame dujų tyrimo institute. Tada mokslininkų grupė buvo uždavinys pastatytas surasti naują sudėtį emulsijos, kuri pilama į apspaudimo vamzdžius, darant gręžinius, ieškant naftos ir dujų. Kadangi gręžinius jie darė labai karštose vietose, kažkur Turkmėnėje tada vasarą, tai padarė specialų generatorių, didelį indą, pridarė to vandens 100 litrų statinės, pripylė, jėgi daug reikia. Darbininkai pradėjo praustis tuo vandenį, atėjo pietauti. Žiūri, kad užgyja visokie įbrėžimai, sumušimai, ten žaizdos, kai kam net egzema išnyko, kai kas aplamai murktelėdavo į tą baką visas. Tada susidomėjo instituto mokslininkai, pradėjo žiūrėti, kas šit gavos per dalykas. Į technologijas nesigilinsime. Su technikos mokslų daktaru iškart kalbame apie rezultatą. Pasakykit man, kada jūs paskutinį kartą sirgot gripu, slogą, o jeigu ir susirgot, per kiek išsigydėt? Tai kad, kai dėl gripo, tai nelabai mes su žmona atsimenam. Jeigu tik prasideda, tuoj pat negyvo vandens skalaujam nosį gerklę. Užtenka praskalauti? Viskas ir paskiau dar gyvoje atsigeri dėl stimulacijos. O kai sloga, tai dažnai pasigauni. Tai parėjau, įpyliau vandens negyvoje, idealną va šitai padariau. Ir slogos įtraukiau, įsivaliau nosį, ašaras nusibraukiau, aišku. Paskiau dar kartą pakartojau, po 5 minučių nosį sausa. Ir Viskas. Kitas dalykas, labai konkretus ir paprastas. Čia be jokių... Ar tiesos yra, kad ganėtinai rimta liga, skrandžio opa, esat kažkurio iš tų savo knygelių parašęs, kad per savaitę galima? Tai atsiprašau už mano galbūt įžulumą, bet aš skrandžio opas nelaikau už ligą. Kol nebuvo gaminami aparatai Lietuvoje, kol žmonės neturėjo aparatų, jie atvažiuodavo pas mane čia į mano virtuvėlę, aš tą vandenį darydavau. Tai šimtai yra atvejų jau mano praktikoje, kada tą opą per savaitę laisvai išgydo. Net netiki, kai kur negali būtent būti. Su negyvuoju ar čia? Gyvuoju. Čia gyvuoju. Valandą prieš valgant stiklinę gyvojo vandens. Kodėl gyvasis? Pagal jo savybės. Taip. Docento Petro Šibilskio knygos apie stebuklingą vandenį daugybę kalbų išleistos. Juose ne tik mūsų bėdų gydymo metodika, bet ir labai paprasti, suprantami žodžiai. Atrodo, kiekvienas tą stebuklingą vandenį galėtume namie pasigaminti. Ir žinau, kad jums skambina į namus ir klausia. O tada jūs jų klausėt irgi. Ko klausėt? Aš klausiu, daug ko klausiu. Taip, tas žmogus, kuris nusimano elektriko, jis nieko čia sudėtingo nėra. Pasidarė paprasčiausia srovės lygintuvą, padarė indą, parinko tą pertvarą, na ir prašau, vyksta elektrolizė. Bet čia kalba eina apie vandens koncentraciją, apie stiprumą, kiek tas pH, kaip jį nustatyti. Ir aš tada klausiu, koks tavo indas, kiek talpos, ten litras, 2, 10 litrų. Nu šitą jis dar atsakys. Taip atsakys, koks nuotolis tarp elektrodų. Jau sunkiau. Jau ar fiksuoti, ar nefiksuoti. O koks tas elektrodų plotas? Ar jie ten siauri visiškai yra? O kokia elektrodų medžiaga? Neduok dievės iš nerūdinčio plieno įkiša elektrodą. Jau blogai? Nu, taigi nerūdintis plienas, pliusas, pavyzdžiui, jis vandenyje irsta elektrolizės metu ir į vandenį patenka visi ingredientai. Metalas? Reikėtų tada jau švaraus, bent jau švaraus grafito. Aha, reiškia, ne kiekvienas tai gali. Taip. Yra dar viena mūsų žiūrovus gan dažnai kankinanti liga kraujo spaudimas. Ar padeda? Juoko reikalas čia visiškai. Sakot? Taip. Čia kasdieninis. Negyvasis vanduo mažina spaudimą, normalizuoja spaudimą, tuo pačiu ramina nervus, gerina miegą tenai, o gyvasis vanduo, šarminis vanduo, jis švelniai padidina kraujospūdį, stimuliuoja, tonizuoja organizmą. Nes yra žmonių, kurie skundžiasi per mažus kraujo spaudimus. Tai va, kai tam, sakykime, skrandžio opa ir dar spaudimas mažas, taip,
Tai čiagi gyvasis vanduo tiesiog eina kaip, aš nežinau, kaip koks balzamas. Tai aš dar galiu pridėti ne tik skrandžio ir 12 pirštinės opas, bet kokias žaizdas, įpjovimus, įbrėžimus, sudirginimus, veninės, tas trofinės žaizdas, pragulas. Gerai, o daktarai mūsų vartoja tai? Vartoja, dabar jau vartoja. Ne visi, kai kurie būdavo atsiunčia savo pacientą pas mane, sako, paprašyk docentą to vandens, tik nesakyk, kad aš siunčiau. Štai tokia mūsų gydytojų pozicija ne visuomet suprantama. Antra vertus, tik dvi šalis gyvąjį vandenį kaip gydymo priemonė yra įteisinusios. Tai Japonija ir Pietų Korėja. Mes teisėjais nebūsime, tiesiog imsime ir vienoje artimiausių laidų papasakosime, kaip gyvųjų vandeniu dar gydomas ir diabetas.